Čia yra pasaulinė organizacija, beveik 100 metų. Ji visam pasaulyje yra išsidėščiusi. Ir šioje organizacijoje veikia tiesiog savanoriai, kaip ir aš esu savanoriai. Ir mes atliekam daug įvairių su kurčiųjų bendruomenė. Nes mano kaimynė yra kaip tik kurčioji ir pati kažkaip iki čia ir atėjau per ją. Va, ir pirmiausia, pradėjau dirbti su vaikų darželiu. Nes aš nuo sausio 1 dienos tas vytis, jis pradės sklisti po visą Europą. Tarkim, jeigu jūs esate kur nors, tarkim, kad ir tai pačioje Estijoje. Ne? Jau dabar Estijoje jūs galite gauti eurų, kurie yra, pavyzdžiui, kokios Prancūzijos. Ne? Nu, tai viskas maišosi ir būsite tokia diena. Na, bet taigi apie ką mes šiandieną pakalbėsime su jumis. Pakalbėsiu apie bendrą informaciją, kam tas euras yra reikalingas ir tada pakalbėsiu, tai kaip mes jį įsivesime. Ne? Na, kaip bus nuo tos sausio 1. Laço para todo mundo. Labai specifinis klausimas. Gal dėl to taip ir pavadino svarais, tai taip yra. Sakau, gal dėl to ir pavadino svarais, kad, pasvariai ir taip yra. Žinai. Pounds.
Jau viskas kompiuterį verifikuota? Jo, aš jau pasimėsiu. Nu va. Centai. Ai, centai.